Sveiki, aš esu Kristina Aldošina, ISM vadybos ir ekonomikos universiteto vyresnioji lektorė. Šiandien noriu trumpai Jums pristatyti L'Hopitalio taisyklę bei jos taikymus skaičiuojant funkcijų ribas. Taigi, L'Hopitalio taisyklė. Jeigu egzistuoja funkcijos fx riba, kai x artėja į tašką A, ir egzistuoja funkcijos gx riba, kai x artėja į tą patį tašką A, o mums reikia apskaičiuoti tų funkcijų santykio ribą ir nustatome, kad yra neapibrėžtumas 0 iš 0 arba begalybė iš begalybės, tai pagal L'Hopitalio taisyklę vietoj pačių funkcijų galime imti jų išvestines. Jei po šios taisyklės taikymo neapibrėžtumas nepranyksta, o išlieka 0 iš 0 arba begalybė iš begalybės, taisyklę galime taikyti dar kartą. Ir taip ją galime taikyti tol, kol neapibrėžtumas pranyks. Pavyzdžiai. Mums reikia apskaičiuoti dviejų daugianarių santykio ribą, kai x artėja prie 2. Vietoj kiekvieno x įstatę 2 mes matome, kad neapibrėžtumas yra 0 iš 0. Taigi taikome L'Hopitalio taisyklę ir skaičiuojame tiek skaitiklio, tiek vardiklio išvestines. Gausime riba, kai x artėja prie 2 nuo skaitiklio išvestinė bus 2x minus 6, vardiklio išvestinė bus 2x minus 8. Pasitikriname, ar neapibrėžtumas jau pranyko. Vietoj x įsirašome 2. Skaitiklyje gauname minus 2, vardiklyje gauname minus 4, taigi atsakymas yra 1/2. Kitas pavyzdys. Reikia apskaičiuoti dviejų funkcijų santykio ribą, kai x artėja prie 0. Vėlgi vietoj kiekvieno x funkcijose įsirašome 0 ir matome, kad yra neapibrėžtumas 0 iš 0. Vėlgi taikome L'Hopitalio taisyklę ir skaičiuojame tiek skaitiklio, tiek vardiklio išvestines. Gausime riba, kai x artėja į 0, trupmena. Skaitiklio išvestinė bus e laipsnyje x minus e laipsnyje minus x, vardiklio bus 2 sinus 2x. Vietoj kiekvieno x vėl įsistatome 0 ir žiūrime, ar gauname neapibrėžtumą. Taigi, e0 minus e0, tai yra 1 minus 1, 0, sinus 0 irgi yra 0, taigi neapibrėžtumas neišnyko. Taikome taisyklę dar kartą. Gausime riba, kai x artėja į 0, trupmena. Skaitiklio išvestinė bus e laipsnyje x plus e laipsnyje minus x. Vardiklio išvestinė bus 4 kosinus 2x. Pasitikriname, ar neapibrėžtumas išnyko. Įrašę vietoj x 0, skaitiklyje gausime 2, vardiklyje kosinus 0 yra 1, gausime 4, taigi atsakymas yra 1/2. Kitas pavyzdys. Reikia apskaičiuoti dviejų daugianarių santykio ribą, kai x artėja į begalybę. Vietoj x įrašę begalybės gausime neapibrėžtumą begalybė iš begalybės. Vėl taikome L'Hopitalio taisyklę ir skaičiuojame tiek skaitiklio, tiek vardiklio išvestines. Gausime riba, kai x artėja į begalybę, skaitiklio išvestinė bus 3x kvadratu, vardiklio 2x. Suprastiname po 1x laipsnį, gauname riba, kai x artėja į begalybę, 3x iš 2. Vietoj x įsirašome begalybę ir gauname begalybę dalintą iš 2, kas yra begalybė. Kitas pavyzdys.
Reikia apskaičiuoti dviejų funkcijų santykio ribą, kai x artėja į begalybę. Kaip ir praeitame pavyzdyje, šiuo atveju neapibrėžtumas yra begalybė iš begalybės. Taigi skaičiuojame skaitiklio ir vardiklio išvestinės. Gausime riba, kai x artėja į begalybę. Skaitiklio išvestinė bus 1 padalinta iš 2 šaknų iš x minus 6, vardiklio yra 3. Atliekame pertvarkius, tai yra 1/3 iškeliame prieš ribos ženklą. Gausime 1/3 riba, kai x artėja į begalybę nuo 1 dalinta 2 šaknis iš x minus 6. Kadangi x artėja į begalybę, trupmenos vardiklis artėja į begalybę, tai reiškia, kad visa trupmena artėja prie 0. Taigi mes gauname minus 6/3, kas yra minus 2. Šias dvi ribas pabandykite apskaičiuoti patys taikydami L'Hopitalio taisyklę ir jeigu viską atlikote teisingai, turite gauti štai tokius atsakymus. Sėkmės!